Sveiki, brangus draugai, su jumis esu aš, Darija Kot, ir tai yra dar vienas mano savaitės vlogas. Šiandien yra pirmadienis ir prasidėjo paskutinė pilna Liepos mėnesio savaitė. Ta prasme, paskutinė pilna Liepos mėnesio savaitė. Praėjo 2 vasaros mėnesiai. Ką gero jūs nuveikėt? Aš asmeniškai nieko. Aš vasaros normaliai net nesu mačiusi. Aš šiais metais dar nesimaudžiau. Kaip ten bebūtų, turime džiaugtis tuo, ką turime ir galbūt daugiau laiko skirti poilsiui ir tiesiog daugiau laiko praleidinėti lauke. Ką dabar darysiu? Iš tikrųjų dabar aš eisiu montuoti video, kur aš išsirinkau 9 sukneles pagal 3 skirtingas temas. Kokie dar yra šiandienos planai? Šiandien iš Vokietijos atvažiavo mano brolis ir mano mama ir aš labai tikiuosi, kad man pavyks davažiuoti iki jų ir su jais pasimatyti, nes jie apsistojo šiek tiek toliau už miesto, o aš šiandien esu be mašinos. Ir dar šiandien yra tokia nereali naujiena, kad patvirtino mano akreditaciją į Weekend Baltics festivalį, kuris vyks Estijoje. Labai noriu į tą festivalį, žiauriai noriu filmuoti, parodyti jums ir tikiuosi, kad jeigu viskas bus gerai ir aš ten pabūsiu, tai video bus žiauriai geriaus. Aš padarysiu viską, kad jis tokiu taptų. Taigi desert video yra pabaigtas, beliko tik tai sutvarkyti šviesas. Faktas, kad rytoj antradienį aš jau jį tikrai įkelsiu. Parašė mano draugė ir pasiūlė kartu su ją nuvaryti į Impuls sporto salę. Šiandien ten vyks anticeliulitinė treniruotė, tai vat mes su ją varysime pasportuoti, po to dar norėčiau nuvaryti į solariumą. Dabar matau, kad mano kamera jau užsikrauna, tai jos aš su savim netempsiu. Rytas jau prasidėjo antradienis ir aš ką tik grįžau namo, dar tik rytas, o aš tik grįžtu namo, nes iš tikrųjų nusprendžiau vakar pasilikti nakvoti sode, eisiu dabar į dušą, po to pas mane atvažiuos klientė, kuriai aš vėlgi turėsiu perduoti plaukus kaip ir aną savaitę ir važiuosime į panoramą. Oi, ne į panoramą, važiuosime į Oslo. Vakar montuodama video iš rezervdo aš supratau, kad yra keli daiktai, batai, kurių man neužteko vien tik pasimatuoti ir aš labai norėčiau nupirkti. Tai važiuosiu į rezervdą ir labai tikiuosi, kad bus dar mano dydžių. Kol dar mano klientė neatvažiavo, aš jums greitai parodysiu, kokių lauktuvių aš sulaukiau iš Vokietijos. Štai toks maišelis visokiausių skanėstų ir toj greitai parodysiu, kasgi jo viduje yra. Pasinaudojusi programėlę, pasižiūrėjau, kad man važiuoti iki Ozo užtruktų 27-30 minučių, o nueiti iki Ozo man užimtų 37 minutės. Ta prasme, 70 minučių skirtumas. Nusprendžiau vis tik prasieiti, nežiūrint tai, kad kojos nerealiai skauda po vakarykštės treniruotės. Aš jau sugrįžau namo, manau, kad išgersiu arbatos su sausainiais, kuriuos mama man atvežė ir eisiu jau miegoti, tačiau prieš tai norėčiau su jumis pasidalinti savo 3 pirkiniais. Visų pirma, aš nusipirkau batus, apie kuriuos sakiau, man atrodo, šiandien ryte. Tai yra oranžiniai batai iš Reserv. Štai taip jie atrodo. Jiems buvo dar didesnė nuolaida ir vietoj 15 ar 20 eurų aš sumokėjau vos 9,99. Kitas mano pirkinys yra džinsai, norėjau baltų džinsų, tai vat įsigijau baltus džinsus, iš tikrųjų labai paprasti, viskas su jais yra gerai, tik kad apačios yra plačios ir man tas nepatinka, todėl aš galvoju, kad aš rytoj nunešiu juos į siuvyklą, kad man tas apačias šiek tiek susiaurintų. Ir paskutinis mano pirkinys, kuriuo aš labai norėčiau su jumis pasidalinti, tai yra knyga. Ji yra labai populiari ir ne visi knygynai ją turi, tai yra Sapiens.
Glausta žmonijos istorija. Iš tikrųjų, man yra labai sudėtinga surasti knygą, nes man labai nepatinka tos gražios pasakos apie meilę, intrigas ir panašiai. Man reikia faktų, geriausiai, kad tai būtų istoriniai faktai, kažkokie naudingi, kažkokie įdomus, susiję su tikrų gyvenimu, o ne išgalvotų. Ir tai yra būtent tokia knyga apie ekonomiką, apie istoriją, apie žmoniją. Ir jeigu jums irgi patinka tokios knygos, tai turėkite omenyje. O jeigu jūs skaitėte šią knygą, tai labai prašau pasidalinkit su manim savo nuomonę. Tai šiam vakarui, manau, tiek. Pasimatysim jau rytoj, o rytoj bus trečiadienis. Šiandien pas mane yra vienas svarbus darbas, tai nueiti pas kosmetologę. Aš lankausi pas merginą, kurios vardas yra Alisa. Ji yra ne tik mano labai gera pažįstama, bet ir tikrai gera specialistė. Dabar aš turiu kelias laisvas valandas iki vizito pas Alisą. Ir aš nusprendžiau, kad man reikėtų jau pradėti šiek tiek ruoštis ir mergvakariui, ir vestuvėms. Ir pradėsiu aš tą pasiruošimą nuo dantų balinimo. Nu, čia jeigu mes kalbame apie tą visą grožį ir panašiai. Tai va, Alisa užsiima mano veidu, Natalija užsiims rytoj mano plaukais, o mano dantim užsiimsiu aš pati. Aš turiu 2 balinimo rinkinukus, tai vienas iš jų yra kapos ir kitas būdas yra klijuojamos krest juostelės. Tikrai balina ir šitas būdas, ir šitas būdas. Balinant su juostelėm, tu gauni greitą efektą, bet kas liečia mane, kartais skausmas būna tiesiog nepakeliamas. Kitas būdas tai yra kapos. Man dantų neskauda visiškai, bet minusas yra tame, kad su jomis reikia išsėdėti bent 3 valandas. Aš išėjau iš Alisos kabineto, o čia toks siaubingas lietus, aš turiu skėtį, bet jis visiškai manęs negelbė. Mano kojos yra išlapios kažkur iki kelių. Aš dabar stoviu štai po kažkokiu tai stogu ir laukiu, kol vaikinai mane atvažiuos ir pasiims iš čia, nes eiti kol kas yra neįmanoma. Labai yra stiprus vėjas ir labai yra stiprus lietus. Žmonės tiesiog jau pasieina. Savaitė ateina prie pabaigos, jau šiandien turime ketvirtadienį ir mano atveju tai yra tik į gerą, nes poryt aš su merginom išskrendu švęsti savo mergvakarių, o tai reiškia, kad visas smagumynas tik prasideda. O šiandien planai yra tokie: aš važiuosiu pas Nataliją, nes reikia tvarkyti plaukus, jau dažyti šaknis ir dar apgalvosim vestuvinę šukuoseną su ja, taip kad šiandien būsime pas ją salone, o vėliau eisime į iliuzijų kambarį, nes vakar mane taip užliejo lietus, aš buvau praktiškai iki pusės šlapia, mes jau tikrai nusprendėm niekur nevažiuoti. Po Illusion rūmo ir tas proto mulkinimas mane taip išvargino, kad aš nuvarėjau miegoti. Atsikėliau dabar po kelių valandų, yra jau 7 valandos vakaro. Ir ką, išgersiu aš dabar kavos ir eisiu montuoti video. Ir ką dar noriu jums parodyti, prieš kelias dienas Kamilis sugrįžo iš Kijevo, jisai ten šventė kaip ir savo bernvakarį šiek tiek ir draugų gimtadienį ir parvežė man irgi dovanų iš Victoria's Secret. Gavau štai tokią kosmetinę, o iš tikrųjų tai 3 kosmetinių rinkinuką, ten yra viena tokia mažytė pailga, tai aš manau, kad sudėsiu ten visus pieštukus. Kita yra šiek tiek didesnė, štai čia matosi jos dydis, dar kol kas nesugalvojau, kam ją panaudosiu. Ir va trečia jau tokia didelė permatoma, tai poryt aš irgi skrisiu į Kijevą ir žinosiu dabar, kur sudėti visą savo kosmetiką.
Taigi, mili draugai, mano ketvirtadienis artėja prie pabaigos ir užbaigiu aš jį kepdama Kamiliui kotletus. Toj dar aš nuvažiuosiu, pasiimsiu jį iš sporto salės ir mes jau eisime miegoti, taip kad pasimatysime su jumis penktadienį. Kaip matote, aš jau esu be savo šukuosenos, vakar teko viską išleisti ir dabar jinai surišta į uodegą, bet kai aš paleidžiu plaukus, aš atrodau štai šitaip. Aš taip apgačiau. Aligina, man labai smišmėlėsi. Aligina, jėtina nagrada smėk. Jo, ten yra tiesiog vienas didelis lizdas ir aš dar neįsivaizduoju, kaip aš visą tai išplausiu. Aš atrodau savo kaip koks kiaušinių galvės, žodžiu, reikia dabar eiti ir plauti galvą. Kokie yra šiandienos planai? Planų yra labai daug. Aš turiu surasti lagaminą rytojos mergvakariui. Aš turiu nuvažiuoti į saloną, pasimatuoti savo vestuvinę suknelę. Aš turiu nueiti į sportą, į soliariumą, susitikti su jo klausyšio mergaitę. Dar aš turiu sesiai nupirkti batelius, dar aš turiu išsiųsti vieną siuntą. Dar aš turiu susimokėti už vestuvinį tortą. Reikėjo viską užsirašyti, nes aš jaučiu, kad aš kažką toj pamiršiu. Taigi, varom tvarkyti visų reikalų. Dabar į panoramą pasiėmę mašiną, važiuojam į Ikea žiūrėti vazų. Viskas vyksta kaip visada ne pagal planą, nors iš tikrųjų jokio plano ir nėra. Tiesiog reikia padaryti kuo daugiau per ką trumpesnį laiką. Aš jau su mašina atvažiavau prie Ikea parduotuvės, buvau panoramoje, nupirkau sesiai batus, štai maišas guli, o pardavėjus mane atpažino ir priejo, pasisveikino, tai faina. Dar gavau štai tokią gėlytę iš Lositano, jie pakvipino kažkokių naujų aromatų, bet man jis nepatinka. O Ikėjai aš dabar eisiu žiūrėti vazas ir jaučiu, kad negalėsiu atsispirti restorano kvapams, tai varysiu pavalgysiu.